Taigi, bandysime atlikti integruotą užduotį. Užduotį jūs turite atlikti būtent pasinaudoję programą Excel, o pati tema yra, aišku, susijusi su chemija. Taip, taigi cheminės medžiagos ir jų sudėtis. Dabar nagrinėjame tiesiog paprastą pavyzdį, kuris paimtas iš chemijos pratybų sąsiuvinio. Jums yra nusiųstos kiekvienam individualios užduotis. Taigi, mes turime du valiklius. Pirmasis yra štai toks, taip, ir antrasis taip pat yra dar vienas štai toks. Abu jie sveria po 350 gramų, bet jų veikliosios medžiagos yra procentališkai paskirti skirtingai. Ką mes turime padaryti? Taip, Excelį ir sudėlioti taip, kad pirmasis valiklis veiklioji medžiaga, anioninė aktyvioji paviršių medžiaga ir valiklio masė. Surašome šitos duomenis, sudedame į lentelę. Lentelėje įrėminam taip, ką reikia, keliam tekstą, kad jis tilptų taip, kur reikia kelti tekstą. Jeigu tai yra valiklis, tai galbūt jisai turėtų būti taip. Ir štai bendra valiklio masė 350 ir tai atitinka 100%. Antrojo bendra valiklio masė 350 taip pat atitinka 100%. Ką tai mums duoda? Žiūrėdami į štai šitą pavyzdį prisimenu, kad mes taip galim kurti proporcijas. Jeigu žinome valiklio masę, taip, 350, tai yra 100%. Ir kaip jūs rasti veiklios medžiagos masę? Taip, kai žinome procentinę sudėtį. Taigi mes rašom proporcijas, kad 350 gramų tai yra 100%, o 25% mes nežinome, kaip tik ieškosim. Todėl mūsų tikslas yra lygus 350 kart 25% dalinti 100. Tą patį mes darome ir programoje Excel. Taip, mes žinome procentinį ryšką, norim sužinoti, kokia tai bus masė. 25 kart 350 dalinti 100. Enter. Taigi dar viena medžiaga ir žinoma procentinė masė dauginama iš 350 dalinti 100. Štai gavome jų masę gramais. Antrasis valiklis. Taip, skaičiuojame. Procentinė išraiška dauginama iš 350 gramų dalinama 100. Enter. Vėlgi procentinė išraiška dauginama iš 350 dalinama 100. Štai gavome abiejų valiklių masę. Taip, tai yra jinai kaip, kuo sveria masę gramas. Taip, štai čia irgi gaunama masė ir ją sveriame gramas. Toliau mums reikia žinoti, kaip sukurti diagramą. Ir kursime diagramą būtent, kuriant diagramą reikia pasižymėti duomenis. Taigi aš pasižymėjau duomenis ir skirtinė diagrama. Taigi matau, kad ir aš sukūriau, bet nelabai aišku, ką aš čia vaizduoju. Todėl paimam ir pataisom pavadinimą. Pirmojo, taip, valiklio sudėtinės dalys. Taigi, toliau, ką turim padaryti, kad matytume sudėtinės dalis, taigi duomenų etiketę susidėkime. Jums reikės sukurti antrąją valiklį. Tai ką jūs darysite, pažymėsite duomenis, taip, ir vėlgi diagramą, štai turim diagramą, pakeisti jos pavadinimą ir uždėti duomenų etiketės. Taip. Toliau, norime palyginti dviejų valiklių sudėtinės dalis. Taigi, žymime pavadinimus, masę, ir štai mano antras stulpelis, jisai nesižymi, ką reikėtų padaryti. Žymime medžiagų pavadinimus, masę, laikome kontraklavišą ir braukame per antrąjį stulpelį. Stulpeliai turi būti daugmaž vienodi, taip, neimkite. Man diagramos neišeis, jeigu aš jį štai šitai pažymėsiu. Turi būti jų aukščiai vienodi. Taigi, veiklioja medžiaga ir masė ir štai kitoje valiklio masė. Visą tai padariau pažymėdama su kontraklavišu antrąjį bloką. Taigi, toliau kuriame histogramą, stulpelinę. Štai mes matome, kad pirmasis valiklis, antrasis valiklis, jų sudėtinės medžiagos, tik man trūksta pavadinimų. Diagramos pavadinimas, užsidėkime jį ir pavadinkim taigi man matyt reikės pakartoti, kaip kurime diagramą, nes diagrama mano pabėgo. Pasižymime medžiagas, taip, jų sudėtį
laikome kontraklavišą ir pasižymime antrojo vailiklio medžiagų masę. Taip? Taigi, tirpimas, histograma ir štai mūsų pirma diagrama. Ieškome pavadinimo. Taip, tai maketas ir diagramos pavadinimas yra. Rašome pavadinimą. Pirmojo ir antrojo vailiklio susinės dalys. Taigi, tai būtų viskas, ką jūs turite žinoti, kaip pritaikyti Excel'e. Toliau tiesiog atsakyti į mokytojus klausimus ir šis pažymys bus rašytas tiek į informatiką, tiek į chemiją ir biologiją. Taigi, sėkmės darbe.